Sveiki gyvi. Tepam svilioklis ir esminis dalyks masals lopetėlį kabintam viliokliu ir tept. Nes pastebėjau, kai nepatogiai, jau esu rodyti seno, biš patobulinam, dabar attobulinam, labą stipriai nelaužkit, plastikėlį vis dėlto ir galbūt sušalus ir tepam svilioklis. Vienu žodžiu, dabar jau lengva. Kaip sak, jau pastebėjau, kad į tą problemą, va pasikabėm ir labai puikiai gal aptep medį. Jeigu tepat, aišku, medį. Kaip sakiau, jeigu nenori kepti, aišku, tada netepkit ant žalį medžių, nes, reik pakapoti biš su kirveliu, tais kabutom biškėl šiokie tokie aštrumą. Esminis dalyks, ne dabar žvirs reik viliuoti, žvirs dabar reik šert. Kodėl į gerą mon vilioklę, kokie nebebūtum, visi natūralūs, to labai daug angliavandenių. Ir, pažiūrėjau, jeigu ten sternelį perdėjim, tai gaut sulaižyti to produktą, ana jau puikiai gal išgyventi pakankamą, aišku, ant griauž šakėlių visko, bet čia viskas natūralus ir labai gers ir sveiks organizmų, ypač tokio šaltojų metų. Todėl žvirs ir mėgs, nes anei žin, kas anei reikalinga ir naudinga. Šiaip ten, kaip sak, sintetiks chemis nelabai anei jau ir mėgėja. Tai va, ir nešneka apiviliojam, bet jau kas turit galimybę, patepkit vieno ar kito, nesvarbu, ant kelmų, ant medžių, ant kažkur širyklas, kažkokios kojas, dar kažkur ten sugalvosit. Nes čia jau žvėriokam ir, kaip sak, geras dalyks, jau išgyventi, pastiprinti organizmą, nes visi žinot, tokie kaip, reiškia, cukrus, sakykime, angliavandenė ir labai gera ir pridaug pakankamai daug energijos. Tai va, mylėkit žvėriukus. Naudokit lopetėlį, iš tikrųjų patogiai, nes čia buvo kažką, nežinau, kodėl aš nebuvau pagalvojęs. Dar niuansus, jeigu laikot mašinų sušal. Kaip sušal, uns nėra keits, bet uns įtuik stipriai jau keita, nekeita, tuik mas palikta, jau sunkiai bijau užtepti, sunkiai iškabinti. Tai vis tiek važiuojit mašinų, pašildykit kažkur šiek tiek, kada būtum, į tada, puikiausiai aš tavo kabinas įtuik, matot, va, superinio, nevaro, bet matot, va, pubiški. Matot, kaip slenkva žemyn. Tu gera konsistencija. Tai va, naudokit, viliokit žvėrelius. Dabar dar nėra pagrindinis bads. Bads parein pavasarį. Kada vasarį gali, bet jau dabar rekanas rūpinys, kada netik neišbadėtum. Į tai, kur išneka ten, nereik žvėriukų vilioti taip toliau, bet kažkodėl pradės ternelis nugaišinėti iš silps. Dabar nus dar nėra silpas, dar ir dailis, dėl to, kad visko, kaip sak, buvo gamtų pelnai priedusis. Bet jeigu nesirūpinsiam, bats niek nepadarys. Reik padėti žvėriukam ir tai ir nuostabu, sakyčiau, medžiotojų ir visų kitų žmonių pareiga pagelbėti, kam reikalinga ta pagalba. Būkit su gamta, Alvyds Masals iki.